Labas rytas, žiūrėkite, kiek turime sniegučio. Kokie gražus apšerkšnyje medžiai. Eina sau. Jau šiandien tikrai reiks eiti lauką pasivaikščiot, nes I love it. Ir tikriausiai jis toks purus, kur tas čižantis toksai sniegas. Žiauriai fainai. Na tai sveiki dar kartą, tai šiandien mes dar nesimatėme. Žodžiu, tai pavalgiau pusryčius, truputėlį apsitvarkiau. Eisiu dar paskiau apsitvarkyti, bet dabar man reikės dar sueditinti vakarykštę vlogmą. Tai jo, laikas kalendoriui. Iš tikrųjų, tai man visą laiką norisi tik atsikėlus išpakuoti. Bet norisi ir pasiruošti ir tinkamai atrodyti, nes kažkaip fainiau, kai taip parodau ir pakalbu, pakomentuoju dar, nei kai tiesiog išpakuoju. Bet aišku, jeigu bus tokių dienų, kad šiaip išpakuosiu, tai manau nieko tokio. 4 dieniukė. O, čia ta dulksna, bet mažytė, žodžiu. Jo, žinau, kad vienas iš tokių bus. Jų, tai kokia maža. Žodžiu. Šiaip galvau, kad tikrai bus didesnė. Oi, kad išplėšiau. Tak, 5 irgi bus kažkas panašaus, bet truputėlį mažesnio. Tai įdomu, tai aš manau, kad jeigu kažkas su tokiu intarpu, tai gal bus kažkas iš skysčių. Jo, tas sau. Įdomu, kaip kvepia. Oh my god, šiandien nesikvepinau. Jūs neprimetat, kaip skaniai kvep. Barcelona, baby. Jeigu būsit Eurakose, tai nusipirkit šitą. Žiauriai skaniai kvepia. Gal bus parašyta su kuo. Bet toks Grinai Barcelonos kvapas iš tikrųjų, nesu buvus ten, bet toks atrodo, kad grinai vat Barcelona, nežinau. Bet nerealiai tokia
tokia saldainiai, tokia gaiva, nežinau, nu, žiauriai. Oi, labai skaniai kvepia. Bet man truputėlį patinka, jog tokie mažesni mėginukai iš tikrųjų. Ar šiaip va kažkur įsidėt, ar kokią tą. Aš pavyzdžiui, kai labai esu mėgėja visur visko prisikrauti į savo kosmetinės, tai noriu nusipirkti naują, tai nieko dabar iš vis neperku. Galvoju, jog viską rasiu Anglijoje, nes manau, kad ten bus pigiau. Primarkas, viskas, tai žodžiu. Ir labai fainai įsidėti va tokius va mėginėlius. Tai kiek čia yra, va, 5 mala. Tai va drąsiai galėčiau dėtis, nes gali 100 malą įsidėti. Nu, žodžiu. Tai nepapasakojau, kodėl aš vis kalbu apie tą Angliją ir ką aš ten veiksiu. Tai žodžiu, kadangi taip gavosi, jog mano vaikinas išvažiavo dirbti į užsienį anksčiau truputėlį nei aš, nes aš pasilikau Lietuvoje laikyti teisės ir gavosi taip, jog nei vaikinas negalės būti per kalėdas, tai jau automatiškai liūdna labai, nei mama negalės būti per kalėdas Lietuvoje, sužinojau, tai kažkaip juokais gavosi, jog sako, tai atvažiuok į Angliją, tai va, tipo, nebūsi viena. Na, šiaip aš nebūčiau būsi viena, nes būčiau gal pas Juliaus mamą nuvažiavusi, su Andriana, su Juliaus broliu, nu, tiesiog būtų visi galbūt susirinkę, bet, na vis tiek, kaip jau praeitais metais realiai su mama nešvenčiau kalėdų, tai kažkaip pagalvojau, kad labai gera idėja ir šiaip aš nesu buvus dar Anglijoje, tai labai norėčiau viską pamatyti, kokių gražių vietų, išragauti viską, tai bus irgi vlogų. Tai žodžiu, aš įskrendu gruodžio 20, tai vat 4 dienas, rodau 4 jo, 4 dienas filmuosiu tenais vlogmą. Ir jo, daugiau nežinau, žiesiu. Ar aš filmuosiu iki pat naujų metų, ar paskui padarysiu po kalėdų tiesiog vieną vlogą, nežinau, kaip man gausis, nes viską turėsiu filmuoti telefone. Tai, nes nenoriu vežtis kameros per daug visko ir šiaip aš mažai daiktų labai vešios, nes aš tikiuosi ir man mama taip sakė, kad aš ten viską rasiu. Tai nežinau, kaip bus, bet žodžiu, surizikuosiu. Jeigu nerasiu, tai nerasiu, bet tikrai nemanau, kad taip nebus. Bet žodžiu, neapsikraunu aš per daug. Labai noriu iš tikrųjų išvažiuoti, tai bus atostogėlės tokios, nors ir dabar atostogėlės, bet vis tiek kažkokio kitokio šalyje, kažkur kitur kažką pamatyti, atsipalaiduoti, nežinau, ir tipo bus labai fainiai, nes ir kalėdas, ir naujosius metus dar ten sutiksiu. Tai bus tokie kitokie, iš tikrųjų, naujieji metai, be vaikino. Bet užtat su mama, tai irgi norėtųsi, jog būtų visi kartu, visa didelė šeima, tai aš tikiuosi kitais metais galbūt mums tai pavyks. O jeigu ne, tai ne. Tai va dėl to ir važiuosiu į Angliją ir labai laukiu iš tikrųjų. 2 savaitės pabūsiu gan ilgai. Tai va, tokie pokalbiukai išsikalbėjau. Tai ką aš keliauju tada tikriausiai dabar editinti, kad neužsivėlinti, nes noriu įkelti kažkur dienos viduryje, nes vakar reikėjo labai vėlai ir gavosi, jog sutrumpinimą įkėliau šiandien ryte, tai gausi, jog šiandien 2 tiktokus sukelsiu. Na, bet nesvarbu, vis tiek jūs pažiūrėsit ir žodžiu. Tai šiaip, jeigu kas nors dar nesekat manęs Instagram'e ir TikTok'e, tai prašau užsukti, jeigu norite ir pasekti. Nes dabar šiaip ir į TikTok'ą truputėlį grįšiu, nes kelsiu iš vlogmo sutrumpintus filmukus. Tai va, jūs pamatysite TikTok'e, tarkim, jeigu jūs mane paseksite. Ir galėsite ateiti į YouTube pamatyti daugiau, visą video. O Instagram'e į savo daily kelsiu visą tai. Galite mane ir daily mano Instagram'e pasekti. Na, žodžiu. Visur mane pasekit, kad viską žinotumėt, viską matytumėt. O jeigu nenorite, tai tiesiog būkite čia YouTube'e. Ir matysite viską čia.
Žodžiu, prisirengiau. Atrodau tik eskimas. Žodžiu, užsidėjau 2 kelnes, 2 megztines, golfytę ir megztinę, ausinukai, šaleks, tikiuosi nesušalt, 2 kojines storas, varau lauką ant sniego. Truputėlį pasidžiaugti oro ir prasivaikščioti, nes man tikrai žiauriai to reikia. Žodžiu, varau. Susitinkam lauke. Vienas namuose. Kompozitorius Džonas Viljamsas. Panelė, atleiskite, mergaitė. Ei, tu, ei. The next day. Na tai sveiki visi, labas rytas. Žodžiu, nusprendžiau, jog sujungsiu šitas 2 dieneles, nes vakar iš tikrųjų mažai ką paveikiau ir mažai ką nufilmavau. Tai galvoju, jog šiandien galėsiu truputėlį atsipūsti. Ir kaip matėte, gavau toniką. Tai žodžiu, noriu dabar jį išbandyti, nes pasiskaičiau, jog jį reikia naudoti ryte ir vakare, nesu. Galite juoktis, galite nesu niekada turėjusi kažkokio tai toniko, su kuriuo aš visą laiką norėjau išbandyti, bet nežinau, kam jisai skirtas ir kažkaip visai net nesidomėjau. Kaip taip? Atplėšiau vatelę iš vienos pusės, tipo, per plyšus kažkaip. Žodžiu. Tai labai noriu aš jį išbandyti, nes nesu bandžiusi. Kvepia tai, kaip pas dantistus nueini, tokiu kvapu. Reiks pasiskaityti, ką jisai daro. Nesakau, aš gal ir atsilikus, bet aš tiesiog, aš ką naudodavau savo veidą, tai tik serumus, kremus visokius, bet toniko nesu naudojusi, tai net nežinau, ką jisai daro. Galbūt nuvalo odą, nežinau. Negaliu nieko pakomentuoti, nes paskui galvosit, jog. Tai visai nieko nežino, taip nežinau. Nu, okei. Kaklo odą dar reikia. Tai čia aš labiau manyčiau, gal tipo drekina odą, gal. Kaip supratau, jeigu jo nereikia nuplauti, tai manau, kad jis drekina odą. Tai manau, kad man patiks šitas dalykas, tai dabar stengsiuos naudoti ryte ir vakare jį. Tai reikės kitą kartą ir nusipirkti kokią nors.
Šiaip galite parekomenduoti komentarus, ar jūs naudojat toniką ir kokį naudojat, ką jisai atlieka, kokias funkcijas ir panašiai. Aišku, aš vis tiek pasiskaitysiu, bet man įdomi ir jūsų nuomonė, kokias naudojat ir galit man rekomenduoti. Mano veido oda yra labai sausa. Jau 5 dienelė, man labai patinka tas kalendorius, nes man žiauriai patinka, kaip tik aš pagalvojau, kad man labiau patinka tie maži mėginukai, nei dideli, nes tarkim, jeigu tau nepatiktų, tai tau nebūtų gaila išmest. O dabar kiek gavau, tai visi yra mažiukai ir tiesiog išsinaudos ir paskui žinosi, jeigu tau patiks, galėsi tokį pat nusipirkti. Tai va, nežinau, sakau, reikia pakalbėti truputėlį su jumis, kaip ir visą laiką. Tai žodžiu, vakar buvom lauke su drauge, kur matėte ten nuostabių žiemos vaizdų, nes žiauriai, žinokit, gražu buvo lauke. Ir būčiau pasigailėjusi, jei nebūčiau išėjusi lauką. Tai iš tikrųjų prabuvome 2 valandas, kai net nepastebėjom, nes nusprendėm pasifotkinti. Ir, iš vis net neplanavom, realiai draugė sako, gal galėsi mane nufotkinti. Sakau, gerai. Ir tada gavosi, kad aš pasifotkinau. Tai galite užsukti Instagramą, pažiūrėti nuotraukas ir palaikinti. Jo, ir visai fainiai prabuvom, pasivaikščiom, pasigrožėjome gamta, pakvėpavome grynų orų, bet tikrai sušalome. Tai man reikės nusipirkti pirštines, nes aš dar jų vis neturiu ir jau papasakot, ką vakar dar nuveikiau. Tai dar vakar pažiūrėjom vienas namuose, palydėjau draugę ir tada kalbėjau su vaikinu iki tol, kol nuėjau miegoti. Na tai sveiki vėl grįžę, žodžiu, aš ir vėl išeinu į lauką, į miestą, žodžiu, su draugė, tai prisirengiau, golfytę, megztinis, apsimau po apačią džinsų timpas, matot? Užsidėjau storas kojines, žiauriai kietai šiaip atrodo. Čia užsidėjau taip vat ant batų. Manau, bus šilta, nesušalsiu, tikiuosi. Nu ir žodžiu, ir striukę tikriausiai užsidėsiu ir viskas, nežinau, šaliko gal neimsiu. Laukia vėl sninga, tai čia tikriausiai jau bus taip kiekvieną dieną. Nu ir kaip aš be savo ausinių, nieko plaukų nebepersirišau, visai gerai ir taip pasišiaušia atrodo, tai va. Atrodo vėl kaip pingviniuks. Tai va lėksiu ir susitinkam vėliau. Tai vat, aš jau grįžau namo, kaip matėte, buvau nuėjusi prie mūsų eglutės, tai pakeičiu savo nuomonę, tikrai nuostabi ta eglutė iš tikrųjų, kai pasižiūri iš kito kampo ir kai iš arčiau gali pažiūrėti visus tuos papuošimus, tai tikrai labai gražu, tai prisifotkinom žodžiu, tai labai faina, nes nepamenu, kada iš vis kelintais metais fotkinau prie eglės. Eisiu pasidaryti, valgyti, labai noriu išskipti žemaičių blynų, bet aišku, ten jie pirktiniai. Ir šiandien kepsiu keksiukus. Kodėl aš tokia burbulytė atrodau? Žodžiu, eisiu kepti keksiukus. Tai galite pakomentuoti į komentarus, ar jums graži mūsų miesto eglutė. Nes man tai visi tie papuošimai kartu sudėjus ir tas toks rėmelis 24 metų, tai labai gražiai atrodo kartu.
Norėjau pasakyti, kad keksiukai gavos tik tais nežinau kodėl, bet eilinį kartą dabar kaip darau, tai nesigauna grinai pilnos formelės keksiukų ir tai dabar, kur matėte video, tai gavosi 2 keksiukais per mažai tešlos. Tai nežinau, šiaip kiekvieną kartą skirtingai gaunasi, nors atrodo darau palei receptą. Tai nežinau. Šiaip seniau tai, kai darydavau pirmus kartus, tai gaudavos tikrai didesni, bet nieko tokio, žodžiu, svarbu, gavosi labai skanus. Tai vat tiek tikriausiai šitame vlogme, žodžiu. Daug čia gavosi įvairios medžiagėlės, tai tikriausiai šitas bus kol kas įdomiausias. Tai vat, jeigu jums patiko, nepamirškite paspausti patinka ir būtinai pasubscribinti mano kanalą. Ačiū labai, kad esate. Tikrai matau, kad prisijungia labai daug naujų žmonių. Tai jeigu esi naujokas, gali pasiekti mane Instagrame ir TikTok'e. Ten aš būnu aktyvesnė. Eisiu dabar editinti šitą vlogmą. Ir viskas, ir mano diena užsibaigs. Tai ačiū dar kartą, kad žiūrėjai ir susitinkame rytoj.